Šiuo metu atliekam sandarinimo darbus, paruošiamosius darbus pilnam sienų sandarimui. Tai yra pirmas atvejis, kada bus pilnai sandarinimas visos sienos, lauko sienos montuotos iš fibo blokelių. Kartu su mūsų belgų partneriais paruošiamiesiems darbams naudojame brush polimerinę mastiką, kad deformacinės siūlės, kurios galbūt tikėtina gali deformuotis, išliktų sandarios per ilgalaikį eksploatavimo procesą. Toliau mastika bus dengiama vadinama skysta liquid mastika plokštuminiams paviršiams. Šios mastikos džiūvimo laikas, kaip matote, yra maždaug 1 valanda prie +20 temperatūros. Išeiga siūlėse sudaro iki 1 kg. Kritinės vietas tiek ištisinėse sienose, tiek plyšiuose dengiam su brush mastika. Šilginės siūlės taipogi išimame izoliacinę medžiagą ir bandom poliuretano putom užpurkšti. Jeigu pasižiūrėsim į sienas, jūs matot, yra ne ištisai dengiamos sienos, o paruošiamoji mastika tik kritinės vietos, tokios pat kaip rozečių angos, vandentiekio, kitos kabelių instaliacinės angos yra taipogi dengiamos brush mastika. Vienas darbuotojas darbo dienos metu, sakykime, 8 valandų bėgyje gali nuo 100 iki 200 metrų tiesinės siūlės padengti rankiniu būdu. Toliau, reiškia, nuo paruošimo darbų kokybės ir turimos technikos, sakykime, kompresoriaus, organizacinių visų darbų, šitą butą, kurio kvadratūra yra 76 kvadratiniai metrai, galima vieno darbuotojo pagalba pilnai padengti visas sienas ir paruošti sandarumo testui. Sekantis etapas bus langų sandarinimas. Čia sumontuoti plastikiniai langai, vidinę hermetizuojančią juostą instaliuota, bet mes paviršių dengsime su polimerinė mastika. Savaime, aišku, konstrukcijų tipai ir įvairovė yra. Gal kitose konstrukcijose kitaip medžiagų sąnaudos ir darbo tempas bus kitoks, bet šiuo atveju norėtumėm gauti parodomosius rezultatus ir kartu su pasyvių namų asociacija vykdyti mokomąją programą ateityje, kad galėtume, sakykime, bent jau detaliau ir kitiems padėti ir paaiškinti. Jeigu, sakykime, užsakovas, kad ir manytų, kad darbai yra atliekami kokybiškai, bet aš, sakysim, matydamas netgi fibo blokelių montavimą, galiu pasakyti, kad aš matau, kad kiaurymės šviečiasi kiaurai ir sandaros nėra užpildytos, todėl ištisinių sienų nupurškimas tikrai duos gerą rezultatą.